kurčiųjų sporto komiteto edukacinių laidų ciklą apie sportą, sporto šakas. Šiandien apie populiarų kurčiųjų bendruomenį važiavimą dviračiais bendrausime su garsiu Lietuvos dviratininku Ramūnu Navardausku. Prieš pradėdami klausinėti apie dviračių sportą, norime susipažinti su pačiu iš arčiau. Kur ir nuo kelių metų pradėjai lankyti dviračių sporto treniruotes? Aš pats esu iš Šilalės, tai pradėjau su savo draugu geriausią vaikystės pas savo pirmąjį trenerį Kęstutį Česaitį, kuris daug paruošė gerų sportininkų ir gal man pasisekė dėl to, kad sportavau pas jį ir dėl to pasiekiau tokių neblogų rezultatų, kaip pasaulio čempionato 3 vieta, Tour de France'os, vien kad dalyvauti yra didelė garbė, bet pavyko ir laimėti pirmą vietą viename iš etapų. Ir prie to paties buvau pirmas lietuvis, kuriam tai pavyko padaryti. Taip pat sekė ir Giro Italija varžybos, kur irgi esu pelnęs pergalę viename etape. Lietuvos čempionato pirmos vietos. Galima aišku tęsti, bet tos pačios didžiausios buvo būtent ten. Kaip nutiko, kad tu patekai į dviračių sportą? Netyčia. Viskas gyvenime atsitinka netyčia. Tai kaip pas mus Šilalėje, Šilalės rajone, Kėdronai tiksliau, didelių daug užsiėmimų nebūdavo, o mes visi vaikai buvom veržlūs, kažką norėjom veikti. Tai draugas pasiūlė pabandyti dviračių sportą, tai taip ir papuolėm pas Kęstutį Česaitį. O paskui tiesiog, kai esi kartu su draugu, viens kitą stumiam į priekį, viens kitą skatinam. Ir tai galima sakyti sėkmingas vaistas į gerą rezultatą. Ką veiki baigęs aktyvią karjerą? Dabar esu treneris Klaipėdos Viesulo sporto centre. Bandau perteikti savo patirtį. Taip pat galiu drąsiai sakyti, kad mokausi irgi iš vaikų būti geresniu treneriu. Ir iš tikrųjų naujas gyvenimo etapas. Ir tikrai mėgaujuosi tuo. Ką kurčiųjų bendruomeniai gali pasakyti apie dviračių sportą? Vienas iš tokių įdomesnių sporto šakų, kur tau galima ir galima ir turistauti, ir sportuoti, ir praleisti turiningai laiką. Nes jeigu tu bėgioji ar vaikštai, tu nenueisi didelių kilometrų. O tuo tarpu su mašinom, kai pravažiuoji, dažniausiai autostradose ir gerus miestus pravažiuoja, kur daug turistinių vietų, tu ten neužvažiuosi, tu ten nepamatysi nieko ir būsi tiesiog pralėkęs. O dviratis ta transporto priemonė, kur uždengi didelį kilometrų skaičių vien turistaujant ir tu gali pamatyti labai gražių vaizdų, kur su mašinom netgi gal neprivažiuosi. Tai tikrai yra vienas sporto šakų, kur specifinė, bet kartu tikrai atveria kitas galimybės. Ko važiavimas dviračiu yra naudingas žmogaus sveikatai? Iš tikrųjų, esu daug kartų girdėjęs, kai, tarkim, futbolistai ar kitos sporto šakos, ar bėgikai, ar patiria kokią nors tai kojos traumą, kelienai dažniausiai pareina ir tada daktarai pataria važiuoti dviračiu. Ir yra net ne vienas atvejis, kai taip atsitiko, kad tie įgavę traumą, besigydydami dviračiu, pradėjau važiuoti jo intensyviai tiek, kad pradėjau važiuoti ir Tour de France'us, ir priimdavo ir prizinės vietas. Ir tikrai įspūdingas tas pavyzdys, kaip ir prieš tai sakiau, netyčia papuolė į tokią vietą, kur jam tiko. Nuo ko reikėtų pradėti, nusprendus įsigyti dviratį?
nusprendus įsigyti dviratį. Jo, nuo ko pradėti? Pirmiausia, gal reikėtų pasiskolinti dviratį, pasižiūrėti, ar tu tikrai nori važiuoti, ar tau patinka važiuoti. Ir tada jau nuspręsi, kokio dviračio tau reikia. Jeigu tu važinėsi miškais, tai būtinai kalnų dviratis, kur didesnis pravažumas, kur būtų galima ir bekelę pavažiuoti. Jeigu tau nepatinka kratytis, tai važiuoji į plentą su plentiniu dviračiu, kur reikės žinoti ir kelio eismo taisyklės, ir aišku, greičiai daug didesnė, pasieksi didesnį atstumą, galėsi pasiekti į Palangą, Šventąją, tai čia galima vos ne kasdien. Bet Lietuvos keliais, aš nežinau kodėl, bet nėra taip išpopuliarinta, bet kroso dviratis, krosinis dviratis, kur hybridas tarp to ir to, turėtų būti idealiausias variantas. Nes galima važiuoti ir bekelę, ir keliu, aišku, greičiai truputėlį kitokie, bet pats idealiausias variantas. O visa kita tai kaina, kiek tu esi pasiryžęs už tai sumokėti. Ir aišku, jeigu tu labai sutaupysi, tai nepajausi to malonumo, kuris iš tikrųjų yra važiuojant dviračiu. Jeigu, aišku, dviratis tranta, gesta, viskas lūžta, tai iškart ir noras nyksta sportuoti. Bet jeigu bus geras dviratis, tai tikrai jausit ir malonumą ir kas bet ko, nepamirškit, kad reikia dviratį ir prižiūrėti. Nežinant, kaip jį prižiūrėti, jis ilgės greičiau, nesvarbu, kiek bus į tų pinigų sumokėjęs už dviratį. Bet dar turbūt nepaminėjot, kad reikia atsižvelgti į žmogaus ūgį, nes dviratis turi atitikti ūgį, nes Taip. Tai geriausia ir yra, ūgis žinomas labai didelis įtakos turi, bet geriausia ir yra įsigijant dviratį, nueiti pas specialistą ir jisai patars. Dabar yra pilna internetinių variantų, kur tu gali pasižiūrėti, kokio dydžio dviračio tau reikia, vien sėdint namie, įsivedai savo matmenis ir tau pasakys. Yra kokia, kad tai formulė, ne? Dažniausiai pats gamintojas, kiekvienas gamintojas atskirai turi savo standartus ir tu geriausiai pas tą gamintoją internete įeini, pasižiūri, koks yra jo matmenis ir kokiam ūgiui pritaikyti. Nes kai kurie dviračiai gali tie patys skaičiai visiškai netikti kito ūgio žmogui. Su mano dažnai tokia. Ramūnai, kokie yra dviračių tipai? Jų yra įvairiausių. Bet pas mus bazai, ką galima išskirti, parodyti, tai tarkim, yra MTB dviratis, Lietuvos keliams gal pats praktiškiausias, vienas pigesnių ir daugiau, kur galėtum nuvažiuoti. Miškai, bekelė, visur. Čia yra visiškai specifinis dviratis, čia yra trekinis dviratis, jis skirtas yra važiuoti uždaroji, arba gali būti ir atvira patalpa, bet specialiam treke. Kaip bėgimo trekas būna, lygiai taip pat yra dviračių. Trekas skirtas 250 metrų trekas ir važiuoja su tokiais dviračiais. Jis įskiria iš kitų dviračių, kaip matot, nėra stabdžių. Čia yra specifinis dviratis skirtas asmeniniam lenktyniam laikui. Arba taip pat gali važiuoti triatlonai ir Ironmane ir kitose varžybose, kur galima važiuoti po vieną. Skiriasi tuom, kad tu įsipatogini ir esi labai aerodinamiškas. Jeigu žiūrint iš priekio, tu labai sumažėjai, nėra detalių, kaklas išlindęs į šoną ar pečiais, tu esi kuo mažesnis. O čia yra standartinis plentinis dviratis. Čia yra aukšto lygio dviratis, su kuriuo drąsiai galima važiuoti bet kurias varžybas, tiek pasaulyje čempionate, tiek olimpiadose, visur. Ir skiriasi nuo kitų dviračių, kad turi stabdžius, kalno aukšto profilio ratai, labai greitas dviratis. O dar prie to paties, kai ateina vaikai sportuoti ir nepasiekia sėdynės, tai mes turim papildomą dviratuką, labai mažą vaikams sportinė dviračių imitacija, bet vaikai džiaugiasi ir galėdami pabandyti pasijausti greitais. Kokį rekomenduotum įsigyti dviratį, pavyzdžiui, kurčiųjų bendruomenės narį, kuris nuspręstų jau pradėti važiuoti dviračiais? Aš patarčiau, kad pirmiausia
nepatingėkit, nueikit, išsinuomokit vieną dviratį, kitą, pasivažinėkit toje aplinkoje, kurioje gyvenat, kokiu dviračiu tikrai reikia. Pradžioje visą laiką, aišku, patarčiau bandyti įsigyti MTB, kalnų dviratį, bet jeigu jau jo neužtenka, galima galvoti apie sportinį dviratį. Jeigu tau nepatinka važiuoti tarp mašinų, tuomet labai geras variantas yra krosinis dviratis, tai kalnų ir sportinio dviračio hybridas, kur atrodo dviratis kaip sportinis dviratis, užlenktas vairas, bet padangos su šiek tiek platesnės ir su šipais. Tada galima važiuoti ir žvyru, ir bekelė, ir miške, gal kiek sudėtingiau važiuoti per smėlį. Nors ir kitur tai yra idealus dviratis. Nelabai suprantu, kodėl lietuviai dar šito dviračio nepropaguoja, bet mano akimis būtų pats geriausias dviratis Lietuvoje. Kiek svarbu, kad dviratis atitiktų žmogų? Labai svarbu, jeigu tu nori jaustis patogiai. Jeigu važiuosi su savo mažosios sesės dviračiu, tai toli nenuvažiuosi. O nugaros skausmai, pečių skausmai, kaklas, kelienas, traumas, kurių tu nepastebėsi, tie visi dalykai gali atsitikti ir tikrai patarčiau kreiptis jau į kažkokį tai specialistą, kuris bent jau pradžioje nukreiptų, kokio to dviračio reikia. Nes tikrai galima prisidaryti tokių traumų, kur jeigu dažnai važiuosi, kur net nepajausdamas, tau ateityje gali tai kainuoti. Ar yra kokia tai taisyklinga sėdėsena važiuojant dviračiu? Galima, bet kaip sėdėti važiuojant? Yra taisyklinga sėdėsena, aišku, rankos prie stabdžių netoli, kojos tiesiai, kad nesikraipytų, kad nebūtų įsižergusios, kad nebūtų per daug į vidų, kad turi būti tvarkingai, tiesiai. Dėl to tikrai yra neblogai turėti, sakau, ekspertų kažkokį tai patyrimą, kuris iš šono pažiūrėtų. O aišku, važiavimas per rankų nėra labai patartinas ir svarbiausia, kad būtų sauga. Ar pačiam yra tekę kristi, patirti traumų? Daug kartų. Daug kartų ir vaikystėje, aišku, griuvinėdavau dažniau, tie griuvimai būdavo neskaudus palyginti ir viską, bet kai tampi profesionalas, tos varžybų metu tenka ir parizikuoti ir ta rizika kartais nepavyksta ir tekdavo paliesti asfaltą. O didžiausia trauma, ką esu turėjęs, tai raktikulio lūžis, kur gan iš tikrųjų greit sugijo ir už 2 savaičių aš jau buvau vėl ant dviračio ir trasiai gal už 1,5 mėnesio nuo griuvimo jau dalyvavau Giro d'Italia varžybose, kur pavyko pirmam lietuviui apsivilkti Giro lyderio marškinėlius vieną dieną, gal 2. Paklausiau todėl, nes kitas klausimas būtų todėl, kad ar būtinos apsaugos priemonės dviratininkams? O, tikrai taip. Mano tėvelis dar yra šitą sakęs, kad ką man tas šalmas, negi galvoju, nemoku dviračių važiuoti. Bet aš kaip profesionalas, aš žinau, kada didžiausia tikimybė yra nelaimės, didžiausias atsitinka tuomet, kai tu to mažiausiai tikiesi. Tai apsaugos priemonės, toks kaip šalmas, tai būtinas, yra daug kartų mane išgelbėjęs ir tikrai nepagailėkit, įskirkit tam energijos, įsigykit gerą, gražų šalmą, kad pačiam būtų malonu jį dėvėti ir tikrai jaustis saugiai, o nedaug dieve dar, jeigu šitą reikės griūti, tai tikrai pajausit, kad tai duoda naudos. Bet turbūt pritarė tam, kad reikia apskritai atsargiai važiuoti, atsakingai važiuoti, atsargiai važiuoti. Tai kas be ko, taip pat kaip mes važiuojame automobiliais, kaip mes yra taisyklės sukurtos ir jų reikia laikytis. O su dviračiais mes esam labiausiai eisme dalyvaujantį transporto priemonė, labiausiai pažeidžiama. Tai mūsų saugumas yra iš tikrųjų tavo paties pastabumas, atsargumas, įvertinimas padėties
Ir reikia suprasti, kad visi galim klysti, gali kažkas tavęs ir nepamatyti. Juk nebūtinai nelaimės dažniausiai atsitinka nepiktybiškai, kai kažkas kažko neapsižiūrėjo, tai saugokim save, o kai saugosi save, tai bus visur saugiau ir kitiems. Ačiū už pokalbį, ačiū už patarimus. Ačiū Jums. Susitiksim kada nors dviračių trasoje. Būtinai.